Sveiki brukliniečiai, kadangi laukia šlapia, tamsu, kamera ten vandenį ir tamsoje, kaip žinia, nieko nerodo, tai suprantama, mūsų antrasis sekmadienio pasakojimas persikėlė vėlgi į virtuvę Kaštonuose. Ką tik su Jūratė, dabar jau darbuojasi. Kino kritikė darbuojasi. Kulinarijos fronte. Ką tik peržiūrėjom nepaprasto grožio piano performance. Nelaukiau tavęs niekada. Sukrėtė ne mažiau negu šekspyrinis kinas, kurį žiūrėjome smirdančioje kukurūzai salėje. Ypač ta vieta, kur sonata, Poliam patek, biškelčia šviesiau. kur sonata perauga į romansą. Nepamirštama. Ten stipri vieta. Man tai stiprios buvo visos vietos, nuo pradžios iki galo iš esmės nenusileidžia kuprinės ieškojimas, klaviatūros ieškojimai taip pat nenusileidžia, mano manimu. Jie tolygiai stiprus dramaturginių ir vizualinių spalvinių aspektų. Ką dar būtų galima pasakyti? Aš be Turite... apakus ir apglušus per žodžių. Todėl tenka dėvėti akinius. Ar girdit, ką sakau? Ne. Apglušus nemato ir negirdi nuo šito kūrinio didybės. Tekstas irgi nuostabus. Vat įdomu, kas lyrikos autorius. Šio romanso, etiudo romanso. Bet pacituokime pačius brukliniečius, kurie dažnai laiku ir vietoje pasako. Viso gero. Viso gero. Į sveikatą.